Sveiki, šios savaitės iššūkis yra atsakinėti mokesčiams, kad klientams nereikia mokėti nekilnojamo turto mokesčio. Kodėl būtent tik dabar mokesčiai susidomėjo, reikia mokėti nekilnojamo turto mokestį ar nereikia mokėti? Nes yra užskaitytos visos deklaracijos, kur pateikė įmonės ir ten galbūt yra nurodyta, kad turėjo žemės mokestį, buvo išmokėtos kažkokios sumos, turėjo galbūt patalpų nuomą, galbūt turėjo automobilio nuomą, ir mokesčiai šiuo metu labai tikrina. Tai mano šios savaitės iššūkis yra pateikti paaiškinimus mokesčiams, kad iš tikrųjų klientams nereikia mokėti to mokesčio ir persiusti galbūt kartais net sutartis, kad įrodyti, jog tikrai nereikia mokėti to mokesčio ir jokios deklaracijos teikti nereikia.